Sveiki, brangūs žiūrovai. Su jumis sveikinuosi aš, Simonas Streikus, viešosios įstaigos Tiesa išlaisvina direktorius. Džiaugiuosi galėdamas jums pristatyti 4-ąją mūsų laidą. Šį sykį jinai yra skirta artėjantiems Lietuvos Respublikos prezidento rinkimams. Ja mes pavadiname tokiu neįprastu pavadinimu "Neleis primesti Lietuvai melo". Apie kokį melą čia kalbame? Ogi kalbame apie melą, kuris buvo išsakytas 2024 m. gegužės 4 d. buvusiame Lukiškių kalėjime vykusiuose kandidatų į Lietuvos Respublikos prezidentos debatuose. Kandidatams buvo užduotas klausimas, ar du tos pačios lyties asmenys, esantys pora, gyvenantys kartu, turintys bendrą ūkį, jūsų akimis yra šeima. Kviečiame pažiūrėti debatų ištrauką ir susipažinti su kandidatų atsakymais. Tada kartu panagrinėsime, kokį melą mes turime galvoje ir kodėl svarbu apie jį kalbėti. Taip, bet pirmasis skamba štai taip, dėmesio. Ar du tos pačios lyties asmenys, esantys pora, gyvenantys kartu, turintys bendrą ūkį, jūsų akimis yra šeima? Taip, turim 1, 2, 3, 4, 5, ne, ponas Jeglinskas kažką sviruoja, rankos dreba po maratono šiandien bėgto. Tai gal žiūrėkit, pirmą pagal konstituciją pasižiūrėkit. Ne, ponė Žemaitaitį, norėčiau pasakyti, kad mes duosim žodį ir aš jį duosiu dabar turbūt Gedrimui Jeglinskui, nes nesuprantu, ką jis pakėlė. Keliau ne, labai aiškiai. Tai konstitucija, ką sako, jinai sako, mes viską žinome. Aš manau, kad žmonės visi, kurie gyvena, nesvarbu, ar mama su sūnum, tėvas su vaikais, ar močiutė su kažkuo, taip, jeigu laikaisi, esi šeima, tai laikai save šeima, laikyk šeima, bet konstitucija šiuo metu to nedaleidžia. Tai vėlgi, čia šitą dalyką turi išspręsti Seimas, ir reikia eiti pirmin nuo to atskirties taško. Dėkui. Pone Žalimai, jau jūs tikrai žinot, ką konstitucija leidžia ir ko ne. Tai labai aiškiai pagal konstituciją 38 straipsnį turi būti saugomos ir ginamos visos šeimos, įskaitant tos pačios lyties asmenų poras, nes oficialiai konstitucija ir privalomai, beje, čia visiems mums, įskaitant prezidentą, kuris prisiekia, padėjęs ranką ant konstitucijos, aiškina tik konstitucinis teismas. Taip kad nespjaukime į mūsų valstybės institucijas, bet dar ir Europos žmogaus teisų teismas yra labai aiškiai įpareigojęs teisiškai pripažinti, nežeminant žmonių, nerušiuojant juos į antrarūšius, nevedant į jokius ūkinius santykius. Pone Žemaitaitė, aš gailiuosi, kad ne jums buvo tas klausimas, kaip jūs įtikinat kolegas, kai nesutarėt, nes jūs neišsitenkat vietoj. Nu, pasisakykit. Tai, kad įsitenku, tai reikia, jeigu jį pasakė, tai tegu pasako gerbiamas profesorius ir buvo. 38 konstitucijos straipsnis 3 dalis aiškiai pasakyta, kad santuoka sudaroma laisvo ir vyro moters sutarimu. Jeigu mes kalbame apie šeimą, tai reikia šeimą plačiai prasme, ką ir konstitucijos teismas pasakė. Nu, tai yra pirma dalis, dabar aiškinkim. Kitas yra dalykas, ar šeima turi turėti santuokos institutą ir santuokos elementus. Ne, neturi. Dabar Gedrimas Žalimas atsako, kodėl Laisvės partija piktybiškai tyčia Seime išėmė partnerystės institutą iš civilinio kodekso. Kodėl išėmė? Vat ir atsakykit, ir tada žinosit tikruosius atsakymus, kas įvyko Seime ir kaip Laisvės partija ūkiškai išdūrė visą šitą šeimas. Pone Žalimai, pasakysit tą B. Turėčiau teisę atsakyti iš tiesų. Ponas Žemaitaitis, matosi, konstitucinę teisę studijavo blogai, nes iš tiesų konstituciją reikia skaityti visumoj, tai kas pasakyta apie santuoką, tai jau seniai dar 2011 metais konstitucinis teismas labai aiškiai pasakė, kad šeima gali būti kuriama ne vien santuokos pagrindu ir valstybė turi suteikti pripažinimą taip pat ir santuokoje negyvenantiems. O 2019 metais apie tai, kad santuokoje negyvenantis gali būti ir tos pačios lyties asmenys. Taip kad čia, žinot, ginčyti su oficialiu konstitucijos aiškinimu. Dalis žiūrovų nemato ir dalis kandidatų nemato, kad publika reaguoja, jog ponas Žemaitaitis įsitraukė konstituciją. 38 straipsnis, pirma dalis, šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Trečia dalis, ką sako profesoriau? Paskaitykit, santuoka sudaroma laisvo ir vyro sutarimu. Aš jums dar kartą aiškinu. 5 dalis, skaityk, 5 dalis. Sutuoktinių teisė šeimoje yra lygios. Tai jeigu klausais plačiaja prasme, tai pasako, aiškiai yra įtvirtinta. Santuoka yra dvi lytis, ne jūsų socialinė. Socialinių gali turėti 60, 50, kiek jūs norit, gali turėti. Pone Šimonytė buvo pakėlusi taip lentelę, taip pat nori pasisakyti.
Man atrodo, čia vienas apie ratus, kitas apie batus. Tai kas yra santuoka, konstitucijoje yra apibriešta, taip, tai yra vyro ir moters sąjunga. Tačiau kas yra šeima, yra ne tik, kad paaiškinta Konstitucinio teismo, bet ir apskritai, man atrodo, bet kokiam sveiko proto žmogui yra suprantama, kad kas yra žmogui šeima, tai žmogus pats tą jaučia geriausiai. Ir jokių reguliavimų niekas negali parašyti, kad kažkokia šeima yra teisinga, o čia šita ne šeima arba ji neteisinga šeima. Ačiū, mėlyjeji, tikrai Aš taip pat noriu pakomentuoti tai, ką pakėliau, nes aš pasisakau už tai, kad teisiškai vienos lyties žmonių santykiai turi būti reglamentuoti, bet tada aš keliu klausimą kiek kitaip. Šalia manęs sėdi bent 2 atstovai valdančiosios koalicijos. Laisvės partija delegavo poną Žalimą, Lietuvos krikščionys demokratai delegavo ponę Ingridą Šimonytę. Tai kur ta jūsų lyderystė, kad per 4 metus, kalbėdami ir džiugindami jaunus žmonės apie tai, kaip jūs sprendžiate šitų porų klausimą ir susilaukdami aplodismentų, sveikinu jūs už tai, bet kodėl jūs tų sprendimų neįgyvendinote, nors turite valdančiąją koaliciją, valdančiąją daugumą. O Laisvės partija, jeigu ji nepatenkinta. Prašau? Nemažiau audringi kiti klausimai. Taip, ponė Šimonytė, trumpai. Aš vis dėlto turiu galėti sureaguoti šitą pasakymą. Taip yra todėl, kad dalis politikų Seime nevykdo savo programos, įskaitant ir prezidentą remiantį socialdemokratų partiją. Keliaukim prie kito klausimo, nes mes... Šimonytė, ar jūs nesakytumėt, kad ir jūsų frakcijų yra bent 14 tokių žmonių, kurie nevykdo... Aš žinau, kad mano partija šitos nuostatos programoje neturi. Man apmaudu, kad dalis mano kolegų už tai nebalsuoja, bet mes bent jau neturime šito savo partijos. Taigi išgirdome kandidatų pasisakymus iš esmės klausimų, kas yra šeima, kas gali būti laikoma šeima. Kodėl svarbu apie tai kalbėti? Atsakymas labai paprastas ir jis labai teisingai pateiktas mūsų Konstitucijos 38 straipsnėje. Jame yra sakoma, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Nuo to, kokia bus Lietuvos šeima, priklauso, kokia bus Lietuva. Jei Lietuvos šeimos bus gausios, pilnos, tvirtos, tėvai vieni kitus mylės ir vaikus, vaikai augs laimingi, tada ir Lietuva bus tvirta ir klestinti. Todėl kiekvienos valstybės gyvybinis interesas yra stiprinti šeimą, nes tik tvirtoje šeimoje gali užaugti sveikas ir laimingas pilietis. Taigi šeima yra kertinis valstybės akmuo. Svarbu paminėti, kad apklausos rodo, jog didžioji dauguma Lietuvos visuomenės šeima laiko vyrą, moterį ir vaikus. Tokia samprata kyla ne tik iš krikščioniškos tradicijos, bet yra paremta apskritai visa žmonijos patirtimi. Žmogui širdyje Dievo yra įrašytas nepajudinamas moralinis įstatymas, kuris nusako, kas yra šeima. Ne žmogus sukūrė šeimą, bet tai kūrėjo žmogui duota dovana, kuri paklūsto kūrėjo valiai. Žmogui duota laisvė šią tiesą priimti arba ją atmesti. Grįžkime prie debatų ir šios laidos pavadinimo. Kaip matėme debatų ištraukoje, yra 2 kandidatai, kurie pasisakė, kad šeima yra ir pora tos pačios lyties asmenų, kurie gyvena kartu ir turi bendrą ūkį. Tai ir yra melas, kuris paskatino mus parengti šią trumpą laidą. Dievas taip nesukūrė. Pabandykime giliau panagrinėti šių kandidatų pasisakymus. Rytoj prezidento rinkimai. Mūsų išrinkti politikai formuoja visą valstybės politiką, kuri lemia mūsų pačių ir mūsų artimųjų gyvenimus. Kokius politikus mes rinksime? Ar tuos, kurie pamynę kūrėjo nustatytą moralinę tvarką, tenkina atskirų asmenų užgaidas, ar tvirtus, sveika sąžinė besivadovaujančius lyderius? Pradėkime nuo buvusio Konstitucinio teismo pirmininko profesoriaus Dainiaus Žalimo. Pirma jo citata. Pagal Konstituciją turi būti saugomos ir ginamos visos šeimos, įskaitant tos pačios lyties poras. Ką reiškia visos šeimos? Kur Konstitucijoje parašyta, kas tos visos šeimos? Kas Konstituciniam teismui leido nuspręsti, kad visos šeimos yra ir įskaitant
tos pačios lyties poras. Tai Konstitucinio teismo savivalė, kuri nesiremia pačia konstitucija. Kaip tik Konstitucijoje yra kalbama apie santuoką sudaromą tarp vyro ir moters. Jei tos pačios lyties poros sugalvojo, kad yra šeima, tai kodėl šeima nereikėtų laikyti ir kartu gyvenančių 3 vyrų su 4 moterimis, ar vienišo asmens su savo namų augintiniu? Vadovaujantis tokia Konstitucinio teismo logika, viskas gali būti laikoma šeima. Argi tai nėra absurdas? Tai prasilenkia su sveiku protu. Tai nelogiška ir neprotinga. Šioje vietoje reikia atkreipti dėmesį į dar 2 momentus. Kad prigimtinis moralinis įstatymas įrašytas žmogaus širdyje yra aukščiau bet kokios konstitucijos ir bet kokių žmogaus priimtų įstatymų. Todėl moraliai neteisingi įstatymai ir net Konstitucinio teismo išaiškinimai neturi jokios vertės ir galios žmogui, kuris turi sveikai suformuotą sąžinę ir vadovaujasi prigimtiniu moraliniu įstatymu. Mūsų pareiga tokius neteisingus įstatymus ir išaiškinimus anuliuoti ir priimti naujus. Kitu atveju žmogus išduoda savo sąžinę ir gali ją prarasti, o tai yra labai pavojinga. Reikia pripažinti, kad mūsų konstitucijos kūrėjai padarė klaidą. Jie neįrašė, kad šeima kuriama santuokos tarp vyro ir moters pagrindu. Dėl to šiandien kyla visos bereikalingos diskusijos. Tai reiškia, kad reikalingas referendumas, kuris ištaisytų šią klaidą. Taigi mūsų sąžiniai prieštaraujantis Konstitucinio teismo išaiškinimai mums yra beverčiai ir negalioja. Eikime toliau. Antra gerbiamo Dainiaus Žalimo citata. Konstituciją aiškina tik Konstitucinis teismas. Šioje vietoje yra taip pat 2 momentai. 8 Konstitucijos skirsnis Konstitucinį teismą įgalioja aiškinti teisės aktų atitikimą Konstitucijai, bet ne pačią Konstituciją. Tad pretenzijos interpretuoti Konstitucijos tekstą joje nesamų dvasių pagrindų yra uzurpacija. Ir antras momentas. Dar kartą pabrėžime, kad sveikų protų ir sveika moralė prasilenkiantis Konstitucinio teismo išaiškinimai yra negaliojantis ir neturi jokios galios. Dievo reikia klausyti labiau nei žmonių. Valstybė ir jos valdžios priimti įstatymai negali virsti stabu. Valdžioje yra netobuli žmonės, kurie gali klysti. Reikia laikytis taisyklės. Vadovaujuosi tais įstatymais, kurie neprieštarauja mano sąžiniai. Sąžinė niekada nelieps elgtis neteisingai, o įstatymai gali. Nepagalvokite, kad čia mes norime kažkokią anarchiją įvesti. Mes tik vadovaujame sveikų protu, kuris besąlygiškai paklūsta Dievo apreikštai tiesai. Pereikime prie 3 profesoriaus citatos. 2011 metais Konstitucinis teismas išaiškino, kad šeima gali būti kuriama ne vien santuokos pagrindu ir valstybė turi suteikti pripažinimą taip pat ir santuokoje negyvenantiems, o 2019 metais, kad santuokoje negyvenantis gali būti ir tos pačios lyties asmenys. Šioje citatoje vėl išryškėja Konstitucijos kūrėjų padaryta klaida, kad aiškiai nesusiejo santuokos su šeima. Jie net minties neturėjo, kad po tiek metų kažkam bus neaišku, kad šeima kuriama tik santuokos tarp vyro ir moters pagrindu. Deja. 2019 m. Konstitucinio teismo išaiškinimas yra nieko nepagrįstas ir melagingas. Eikime prie antro kandidato, kuriam tos pačios lyties asmenų pora yra šeima. Tai ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Perskaitysiu jos citatą. Tačiau kas yra šeima, yra ne tik, kad paaiškinta Konstitucinio teismo, bet ir apskritai, man atrodo, kad bet kokiam sveiko proto žmogui yra suprantama, kad kas yra žmogui šeima, tai žmogus pats tą jaučia geriausiai ir jokių reguliavimų niekas negali parašyti,
kad kažkokia šeima yra neteisinga, o čia šita ne šeima ar neteisinga šeima. Reikia pasakyti, kad nėra jokių problemų žmogui savo katę ar šunį laikyti šeimos nariu. Bet ar tokia šeima yra valstybės ir visuomenės pagrindas? Ar valstybė ir visuomenė privalo pripažinti tokią šeimą? Čia neina kalba apie žmogaus laisvę gyventi savo susikurtame fantazijų pasaulyje. Čia eina kalba apie tų fantazijų primetimą visiems valstybės piliečiams. Ingridos pasisakymą yra neigiama objektyvi tikrovė, neva kiekvienas žmogus gali pats ją susikurti. Kaip jau minėjome, šeima yra Dievo kūrybos dalis ir paklūsta jo tvarkai. Ji turi griežtą ir nekintamą apibrėžimą. Nuo to, kad kažkas save įtikina, kad Saulė yra mėnulis, ji nenustoja būti tuo, kuo iš tikrųjų yra. Objektyvę tiesą apie šeimą, visuomenės ir valstybės pagrindą, neigiantis politikas, yra pavojingas valstybei. Tokie būtų mūsų trumpi komentarai, pažiūrėjus įvykusius debatus. Kviečiame aktyviai dalyvauti prezidento rinkimuose, vadovauti savo sąžinę ir pasirinkti teisingai. Tai tokia mūsų trumpa 4. laida. Dėkojame visiems už dėmesį ir iki naujų susitikimų.